Šiandieną pakalbėkime apie tai, kas yra askezė. Askezė tai yra savanoriškas savęs apribojimas arba savęs atsižadėjimas su tikslu pasiekti dvasinį nušvitimą arba su tikslu dvasiškai tobulėti arba su tikslu pašalinti savo vidinės ydas, savo vidinius apribojimus ir neišmanimą. Dabar askezės jos valo mūsų vidinį pasaulį ir kelia mūsų sąmonės lygį į viršų. Tai yra, paprastai žodžiais tariant, jeigu žmogus daro askezę, jo grubios vidinės savybės po truputį perdirbinėjamos ir jo dėmesys, jo sąmonės švara darosi aiškesnė ir didesnė. Be abejonės, tos askezės būna labai įvairios, apie tai mes šiandieną ir pakalbėsime. Ir kai kurios askezės veda į aukštesnį sąmonės lygį, o kai kurios askezės jos neveda į tai. Tai yra, viskas priklauso nuo tų motyvų, dėl kurių yra daromos tos askezės. Askezės jos gali būti atliekamos trijose lygmenyse. Tai yra trijose sąmonės būsenose. Tai yra satvoje, tokioje švarioje, dorovinėje sąmonės būsenoje. Tada radžase, tai yra troškimuose ir tamase, neišmanime. Tai yra satvoje askezės visada kels sąmonės lygį į viršų. Radžase askezės gali sukelti tam tikrų problemų, gali duoti tam tikrą progresą, o tamase askezės visada yra kenksmingos savo pačiam, gali būti kenksmingos aplinkiniams ir visada tokios priveda prie kažkokių blogų rezultatų. Tai priklausomai nuo to, kokioje žmogus yra būsenoje, nuo to atliekama askezė turės arba vienokį, arba kitokį rezultatą. Be abejonės mes visuomet stengiamės, kad atliekama askezė, kad mes suprastume, kodėl mes atliekame tą askezę, kokį rezultatą tai duoda, būname labai gerai tam pasiruošę, surinkę visą reikalingą informaciją, kad galėtume tai atlikti. Ir tokiu būdu askezės tampa kaip dar vienas papildomas įrankis dvasiškai tobulėti. Ir askezės kaip įrankis yra neatsiejama dalis ir nuo jogos praktikos. Tai yra tie, kas praktikuoja jogą, jų jogos praktikoje turėtų būti visados askezė, vienu ar kitu formatu. Ir šiandieną mes kaip tik su jumis pakalbėsime apie 3 askezių rūšis. Askezės gali būti 3 lygmenyse. Tai yra kūno lygyje, kalbos lygyje ir proto lygyje. Ir šiandieną panagrinėkime, kokios būtent būna tos įvairios askezės. Kūno lygyje askezės būna tokios. Mityba, tai yra savęs apribojimas mityboje. Ir čia turime mintyje, kad mityba būtų tokia, kuri padeda žmogui dvasiškai tobulėti. Tai yra satvinė mityba. Kad maiste nebūtų jokių skerdienų, nebūtų jokių nužudytų gyvūnų, ta prasme, kad tai būtų mityba, kuri kelia žmogaus sąmonės lygį į viršų. Lygiai taip pat prie šio punkto galima priskirti intoksikantų nebuvimas. Tai yra jokių intoksikantų nebuvimas, kuris dirgina žmogaus sąmonę, aptemdo žmogaus sąmonę ir panašiai. Dabar toliau kūno askezė tai yra saikingas fizinis krūvis, kuris be abejonės padeda ir lavinti fizinį kūną, lavinti tam tikras charakterio savybės ir kartu tai padeda stiprinti fizinio kūno darbą, raumenų darbą, didina jūsų valią ir be abejonės tai irgi padeda. Toliau kūno askezė. Kūno askezei priskiriama piligrimystė. Tai yra šventų
vietų lankymas. Jogoje tai yra ypatingai vertingas dalykas. Jogoje mes įprastai stengiamės lankytis tose vietose, kur praktikavo senovės praktikai, kurie pasiekia per savo asmeninę praktiką labai aukštą sąmonės lygį. Neskaitosi, kad tose vietose, kur praktikuodavo aukštą lygį pasiekę jogos meistrai, tai skaitosi, kad tose vietose pasilieka jų energetika ir jeigu tu patenki į tą vietą, ta energija tau irgi gali padėti labiau pasiekti, jinai tau padeda pasiekti aukštesnį tavo paties praktikos lygį. Duodu pavyzdį. Jeigu daleisime, galima daryti jogos praktiką namuose, kur yra viena energetika, arba daleisim, galima daryti jogos praktiką toje vietoje, kur vienas iš jogos meistrų nušvito arba pasiekė labai aukštą sąmonės lygį. Tai toje vietoje, kur tas mokytojas nušvito, tai tikėtina, kad toje vietoje jūs gausite daug geresnį rezultatą praktikoje. Todėl, kad ten energija jinai bus tiesiog gerokai palankesnė praktikos atlikimui. Dabar toliau, kokios būna kūno askezės. Buvimas tik gerovinėse vietose. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad būti tik tose vietose, kurios padeda pakilėti jūsų sąmonę. Toliau, kita kūno askezė, tai yra kūno švara ir aprangos švara. Tai yra, jogoje yra toksai principas, jis vadinasi šaučia, ir tai yra apie kūno, išorinio kūno, kūno išorės švarą, apie kūno vidaus švarą, tai yra vidinių organų švarą ir be abejonės aprangos švarą. Tai yra, žmogus jisai neturėtų vaikščioti suplyšusiom kelniam, neturėtų vaikščioti purvinas, tai yra turėtų vaikščioti švarus, tvarkingas, žodžiu, kaip normalus, įprastas žmogus. Toliau, kūno askezė. Kūno askezei priskiriamas minimalizmas. Minimalizmas tai yra toksai, sakykime taip, gyvenimo būdas arba požiūris į gyvenimą, kai tu tenkinėsi minimalių kiekių daiktų, kurie yra aplinkui jūs. Tai reiškia, turi tuos daiktus, kuriuos naudoji ir tau jų pakanka. Tai yra, jeigu daleiskim, žmogus naudoja 2 poras kelnių tam, kad, žiūrėkit, galima turėti 2 poras kelnių ir tas 2 poras kelnių vaikščioti su jomis, o galima turėti 22 poras kelnių. Tai minimalizmas skaitosi turėti 2 poras kelnių ir visą laiką jas naudoti. Toliau, kūno askezė skaitosi neprievarta, įskaitant žodžius ir mintis. Tai yra, kad tiek žodžiuose, tiek mintyse, tiek veiksmuose, kad nebūtų prievartos. Ir čia kartu įskaitant ir savo troškimų, norų, priklausomybių kontrolę. Tai yra, kad žmogus pilnai, kad jūs patys pilnai kontroliuotumėte tai, kas vyksta jūsų kūne. Tai yra, kad ne troškimai, norai ar priklausomybės jūs valdytų, o kad jūs pilnai valdytumėte tuos norus arba siekius, kurie pas jūs atsiranda. Tai tokios įvardinamos kaip kūno askezės. Lygiai taip pat prie mitybos mes galėtume priskirti ir, pavyzdžiui, badavimą. Badavimas tai yra susilaikymas nuo maisto. Kai kuriuose tradicijose galima būtų įvardinti pasninkavimas. Jogos tradicijoje yra toks labai gerai žinomas ekadešis. Tai yra, kai 2 kartus per mėnesį pagal tam tikras dienas yra tiesiog susilaikoma nuo maisto ir tuo metu yra atliekama gerokai daugiau jogos praktikos, gerokai daugiau meditacijos praktikos, gerokai daugiau yra kartojama šventraščių, tai yra skaitoma šventraščių, nagrinėjama šventraščių ir skaitosi, kad tos dienos, jų metu protas būna labiausiai, sakykime, taip aptemęs ir tuo metu, kai jūs darote tą praktika jinai kaip ir neutralizuoja bent jau dalinai tą negatyvų tokį proto sąmonės pasireiškimą. Tai ir tokiu būdu jūsų sąmonė jinai
sakykime, tai per tas tamsias dienas jinai nenukrenta labai žemai. Ir jūs išliekate gerame sąmonės lygyje. Tai vadinasi ekadišiai. Jeigu neteko girdėti, pasidomėkite, tikrai labai naudingas dalykas. Lygiai taip pat badavimas gali būti ir, pavyzdžiui, 1 dienos susilaikymas nuo maisto, 3 dienų, 5 dienų, 7 dienų, 21 dienos ir panašiai. Prie badavimo, jeigu badavimas jisai ypač ilgesnis, jisai turi tam tikras kontraindikacijas, tai turėkite tą mintyje ir jeigu ką, visada būtinai pasitarkite su tą sritį išmanančiais specialistais, kurie galėtų jums parekomenduoti kažkokius gerus dalykus, kad be reikalo savo kažko blogo neprisidaryti. Nes ten yra tam tikri niuansai. Net jeigu pirmą kartą, pavyzdžiui, badaujate, tai irgi yra tam tikri niuansai, kuriuos reikia žinoti. Gerai, tęsime toliau, pereiname prie kalbos askezių. Ir dabar kalbos askezės yra įvardinamos tokios. Laikytis satijos, tai yra teisingumo principo, tada neapkalbinėti kitų, nekritikuoti kitų, nekalbėti apie žmonės blogai, kai jų nėra šalia, tokia askezė, tada nepertraukinėti kitų, kai kiti kalba, tada vengti ginčių, tada nesistengti žmogui papasakoti, kai jisai yra nepasiruošęs tai išgirsti ir pritaikyti. Tai yra toksai posakis dagnac į pričnyc dabro. Tai yra, kai tu bandai pavyti žmogų ir padaryti jam gerą darbą. O iš tikrųjų tam žmogui tavo gero darbo visai ir nereikia. Tai čia vadinasi irgi tokia askezė. Ir lygiai taip pat prie kalbos askezių priskiriama neperkalbinėti kitų ir nepertempinėti jų į savo pusę. Čia yra toksai įdomus momentas, tai yra, būna, pavyzdžiui, žmogus daro kažką ir jam atrodo, kad tai, kai jisai daro, tai yra teisingiausias dalykas. Pavyzdžiui, jeigu daleiskim, kažkas sakytų, čia mano praktika čia jau pati geriausia, o visų kitų praktikos tai jau blogos. Tai yra neteisingas toksai priėjimas ir viena iš kalbos askezių tai yra nesistengti pertempinėti kitų į savo tą sritį, kurioje, pavyzdžiui, žmogus dirba. Ir toliau pereiname prie proto askezių ir tai yra, proto askezės yra tokios: juslių ir emocijų kontrolė, tada vedinių, šventraščių ir klasikinių jogos tekstų nagrinėjimas, tada džinjana joga. Džinjana joga tai yra toks, įsivaizduokim, aukštesnio sąmonės lygio pasiekimas per šventraščių, per šventų tekstų, per dvasinių tekstų nagrinėjimą ir tokį jų analizę, nagrinėjimą. Tai yra, tie, kas yra džinjana jogai, jie turi labai aukštą išvystytą intelekto lygį. Tai yra labai intelektualų žmonės pagal savo gebėjimus. Ir jie per tai sugeba pasiekti labai aukštą sąmonės lygį. Tai yra toksai sąmonės lygis. Toliau proto askezė, tai yra savianalizė. Tai yra analizuoti save, analizuoti to, kas vyksta tavo viduje. Toliau puikybės mažinimas, puikybės pašalinimas. Tai yra, kas yra ta puikybė? Puikybė tai yra, kai žmogus galvoja, kad jis yra geresnis už kitus. Ir kuo labiau žmogus, tai yra toks egoistiškas principas, egoizmas. Ego tada labai toks stiprus darosi. Ir kuo labiau žmogus iškelia save į viršų, tuo jisai labiau atskiria save nuo visų aplinkinių. O iš tikrųjų, kadangi mes turime tiesioginį ryšį su absoliučiai viskuo aplinkui, tai gaunasi, jeigu žmogus išskiria save iš aplinkos, tai gaunasi, kad jis atvirkščiai tolsta nuo savo tikros prigimties. Tai kuo žmogus jisai labiau išskiria savo tą egoizmą, kuo jis labiau išskiria, kuo jis labiau išpuiksta, kuo jis labiau darosi toksai ypatingas, tuo jis labiau nutolsta pats nuo savo prigimties. O kuo tu daraisi paprastesnis, tuo pas tave pasidaro daug geresnis santykis su absoliučiai visais aplinkiniais.
Dėl šitos priežasties visi šventi žmonės, jie įprastai būna labai paprasti, labai prieinami, su jais galima laisvai bendrauti ir jie priima visus, bet ką, bet kas gali pas juos ateiti. Mes, kai buvome pavasarį Indijoje, tai mes nuvažiavome į tą vietą, kur gyvena Dalai Lama, apsilankėme Dalai Lamos vienuolyne, kur jisai ten duoda mokymus, ten jo mokomi vienuoliai atlieka praktikas ir panašiai. Ir pasirodo, kad patekti pas Dalai Lamą gali kiekvienas norintis. Aš iš tikrųjų buvau labai nustebęs, nes tai yra labai aukšto lygio dvasinis mokytojas ir ten tiesiog niuansas, mes irgi žinokit, jau kai sužinojom, kad galima patekti pas jį, mes norėjom tą padaryti, bet dėja tuo metu jo nebuvo ir ten yra reikalingas išankstinis užsirašymas. Tai va, ir tada tu gali tiesiog su juo susitikti, pabendrauti, užduoti klausimus ir jisai visus priima. Tai va, ką tai reiškia? Tai reiškia puikybės nebuvimas. Jeigu žmogus jisai labai išpuikęs, jisai sako, o aš čia pats geriausias, aš pats ypatingiausias, jūs visi darot neteisingai, o aš čia vienas toks, žinot, čia darau teisingas praktikas. Tai va, tai iš tikrųjų viena iš tokių askezių, tai yra puikybės mažinimas, puikybės pašalinimas. Visada galima lygiuotis į šventus žmonės arba į labai rimtus jogos meistrus, į labai rimtus dvasinius mokytojus. Toliau einame prie kitų proto askezių. Dar viena iš proto askezių tai yra atgailavimas. Atgailavimas tai yra, kai, daleiskim, žmogus padaro kažkokį netinkamą poelgį, jisai suvokia, kad padarė netinkamą poelgį ir už tai atgailauja, kad neteisingai pasielgė. Ir ką tai duoda? Tai duoda, kad žmogus jisai atgailaudamas, kai kitą kartą vėl atsiranda kažkokia panaši situacija, jisai gali nebedaryti to neteisingo poelgio. Tai yra, atgailaudamas tu apsaugai save nuo to, kad pasielgtum neteisingai. Tai va, ir todėl yra naudinga tą daryti. Dabar, jeigu pa žmogų nėra šitos atgailos, tai visą tai, kai jis daro, jis kaip ir nesuvokia, kokį rezultatą tai duoda aplinkiniams. Tai yra, žmogus daro poelgį, jo poelgis gali būti kenksmingas aplinkai, kenksmingas aplinkiniams, bet jisai nesuvokia to. Ir todėl nėra supratimo, kad reikia elgtis kitaip. Tai va. Ir dar viena iš proto askezių tai yra pagarbus santykis į žmonės. Čia bendrai kalbėti pagarbus santykis į visus žmonės. Tai va, tokios yra askezės, kurios yra skirstomos į 3 lygius. Tai yra kūno askezės, kalbos askezės ir proto askezės. Be abejonės tų askezių kaip konkrečių veiksmų, jie būna labai įvairūs, labai tokie konkretus būna. Pavyzdžiui, badavimas tai yra konkreti praktika. Arba ten koks nors, daleiskim, sėdėti meditacijoje 3 valandas, tai irgi yra askezė. Tai va, tai tų kaip ir būdų, kaip padaryti tas askezės, jų yra pakankamai daug, bet tokie bendriniai, kurie galėtų jums duoti tokį pirminį tokį supratimą apie tai, kas yra askezės, tai galėtų būti tokie. Dabar be abejonės, kai mes darome tas askezės, mums yra aktualu išsiaiškinti ir suprasti, kokia yra askezių nauda. Kam visą tai verta daryti? Kokią tai duoda konkrečią naudą mūsų gyvenimui. Radau labai įdomų paaiškinimą. Viename iš vedinių šventraščių, jis vadinasi Manu Smriti. Ir dabar norėčiau pasidalinti su jumis, kaip jie paaiškina, ką daro būtent šitas principas. Ką daro askezės, kuo jos yra mums naudingos. Pirmas dalykas, askezės jos degina mūsų karmą. Tai yra jos naikina mūsų karmą, tai yra jos pašalina karmą. Ir dabar žiūrėkite, citata iš Manu Smriti. Atlikę didingas nuodėmes ir likę atliekantis negerus darbus, išsilaisvina nuo nuodėmės
gerai atliekamų asketiškų poelgių. Ir čia turime mintyje, kad net jeigu žmogus, jeigu jis daro kažkokį negerą darbą arba padarė kažkokius neteisingus poelgius, tai askezės būdu yra kaip ir perdirbinėjama ta grubi energija, tai yra transformuojama ta grubi energija. Iš tikrųjų, jogos praktikoje techniškai tai mes darome tą kiekvieno užsiėmimo metu. Kaip tas atliekama? Tai yra, pavyzdžiui, kai jūs įeinate į tam tikrą jogos asaną ir, tarkim, laikot. Jums sako, laikykite Adho Mukha Švanasana. Padėtis vadinama šuo veidu žemyn. Labai tokia dažnai atliekama jogoje asana. Ir tu laikai ir mokytas sako, laikom ir kvėpuojam. Ir tu laikai ir tu jauti, kad tau jau sunku. O mokytas dar nesako, kad reikia baigti. Ir tu laikai. Ir kai tu ilgesnį laiką laikai, pas tave pradeda persidirbinėti tos grubios vidinės būsenos, grubios vidinės emocijos, grubios vidinės, tai vadinasi energija. Grubi energija persidirbinė ir jinai pradeda švarėti. Ir tada po kurio laiko, kai jau ten mokytas, jau po ilgo laiko jis sako, va dabar galim pailsėti. Tada tu ilsiesi ir tu jauti viduje tam tikrą tokią švarą. Jauti, kad kažkoks sunkumas lyg nueitų nuo tavęs. Tai va. Tai realiai, kai žmogus daro jogos praktiką, tai ta jogos praktika, jinai turi jam padėti truputį ir išsilaisvinti nuo to vidinio sunkumo, kuris yra pas žmogų. Be abejonės, prie to reikia labai protingai, išmintingai prieiti, kad, taip sakant, neperspausti kiekvienam, be abejonės pagal savo galimybės ir poreikį, bet būtent taip veikia. Ir tai patvirtina mums vienas iš gerai žinomų senovinių vedinių šventraščių Manu Smriti. Dabar toliau, kokia yra askezių nauda? Askezės padeda sukaupti tapasą ir būtent tai vyksta tuomet, kai yra perdirbinėjama ta grubi energija. Tai yra, čia reikia dar vieną principą paaiškinti. Žiūrėkit, įsivaizduokite, jūs gyvenimo metu darote gerus darbus kitiems žmonėms. Darydami gerus darbus, jūs iš žmonių gaunate padėkų energiją. Kuo daugiau gerų darbų padarėte kitiems žmonėms, tuo daugiau padėkų energijos grįžo jums. Dabar, kai jūs turite padėkų energiją už gerus darbus atliktus ir kai jūs darote askezę, ta askezė transformuoja tą padėkų energiją ir paverčia ją į tapasą. Dabar jogoje tapasas tai yra vadinamas universali energija, kurią techniškai galima iškeisti į absoliučiai bet ką. Kai tu turi daug tapaso, tu gali gauti labai daug dvasinių žinių, praktikų gali gauti. Techniškai tą tapasą galima išmainyti į absoliučiai bet ką. Kažkas tą tapasą maino į materialius daiktus, kažkas tapasą maino į dvasinės žinias, kažkas tapasą maino į dar kažkokius dalykus. Ta prasme, realiai kiekvienas noras, kuris atsiranda jūsų viduje, tai techniškai, kai jūs jį išpildote, tai jisai nuima dalį jūsų tos tapaso energijos. Tai va. Ir gaunasi, kad kai jūs darote askezės, tai tos askezės jos didina jūsų tapasą. Pavyzdžiui, senais laikais, Mahabharatoje yra aprašoma daug tokių istorijų, kai buvo išminčiai praeities išminčiai, jie labai rimtai praktikuodavo ir vienas iš pagrindinių jų jogos praktikos motyvų tai būdavo askezės. Jie, pavyzdžiui, atsisėsdavo į meditaciją, ir ten taip ir aprašo, atsisėda į meditaciją ir ten 100 metų sėdėjo po medžiu. Tai prasme, labai ilgą laiką. Tai va, ir tokiu būdu jie sukaupdavo itin didžiulį tapasą, itin didžiulį tą tapaso potencialą, kurį jau jie paskui, kuris padėdavo jiem kartu ir sustiprinti jų gyvybinę energiją ir kartu padėdavo pasiekti tam tikras realizacijas. Na va,
Ir dar vienas iš dalykų, ką padeda daryti askezės, tai yra jos padeda mums gauti tam tikras dvasinės gerovės arba tam tikras materialias gerovės. Vėlgi čia galima būtų susijęti ir su tuo prieš tai einančiu principu. Aš dar pridėčiau dar vieną papildomą tokį momentą, jog kai jūs darote askezės, jūs vėlgi ugdote savo charakterį, jūs ugdote savo savidiscipliną, jūs ugdote savo proto įvaldymo savybę, o tai yra labai vertinga ir labai naudinga. Tai yra jogos praktikos metu, praktikas jisai po truputį turi išmokti pilnai įvaldyti visus procesus vykstančius jo fizinėme kūne ir prote. Tai reiškia, viskas, ką jūs darote gyvenime, įprastai žmogus, kai gyvena gyvenimą, jisai daug procesų nesuvokia. Jisai kažkaip automatiškai gyvena. Taip, kaip gaunasi, taip, kaip pavyksta. O kuo labiau jūs save įvaldote, tuo labiau jūs patys pradedate kurti savo gyvenimą. Ir kuo jūs dar geriau save įvaldote, tai jūs pradedate tuomet kurti ir gyvenimą kitiems, kurie dar nėra pasiekę to savęs įvaldymo lygmens. Tai va. Ir askezės būtent padeda tai daryti. Tai va. Tai šiek tiek apie tas askezės. Tiesiog turėkite, prašau, mintyje, kad kai kurios askezės būna atliekamos suvokiant, kam tai daroma, o būna kai kurios askezės atliekamos vien dėl to, kad atlikta askezė, tai irgi nėra labai kaip ir geras dalykas. Dabar reikia taip pat suprasti, kad jeigu jūs norite, kad askezės jos duotų tokį dar geresnį, pozityvesnį rezultatą jūsų gyvenimui, tai jūsų gyvenimo kryptis, jinai būtinai turi būti altruistiška. Altruistiška tai yra, kai tu sąmoningai padedi kitiems, darydamas kažkokius gerus, pozityvius darbus. Tai yra gerindamas visuomenę, švarindamas, padėdamas žmonėms tobulėti, vystytis, daryti sąmoningesniais, išmintingesniais, maitintis sveikesniu maistu ir panašiai. Ir jeigu pas jūs yra ta altruistinis gyvenimo būdas, tokiu būdu askezės jos tampa kaip papildomas įrankis, padedantis tau realizuoti visas tas geras idėjas, visas tas geras mintis. Dabar, jeigu žmogus daro askezės, daleiskim, ir pasidominuoja demoniškas sąmonės mąstymas, tai yra egoistiškas sąmonės mąstymas, o egoistiškas sąmonės mąstymas tai yra, kai praktikos jos daromos dėl asmeninės naudos, dėl noro tapti kažkokiu geresniu, ypatingesniu, ten stipresniu, kaip sako, ir panašiai. Tai tada gaunasi, kad tos askezės jos irgi duoda tą energiją, bet kadangi dominuoja tas egoistiška pasaulėžiūra, tai ta egoistiška pasaulėžiūra papildomai pačiam žmogui sukuria daugiau negatyvių karminių pasekmių. Tai va, tai gaunasi, kad žmogus turi daugiau energijos, bet jo atliekami veiksmai, jie kenkia ir jam pačiam, ir kenkia ir aplinkiniams. Ir per tai jisai pats, sakykime taip, save pastato į padėtį, kad sukuria daugiau tų negatyvių karminių pasekmių ateičiai, kurias paskui reikės atidirbinėti. Tai va, tai kaip ir labai yra naudinga lavinti po truputį save vis labiau tame altruistiškame gyvenimo būde, mokytis dalintis, mokytis padėti kitiems, mokytis atidavinėti kitiems. Ir būtent per tai iš tikrųjų ir atsiranda tikras vidinis džiaugsmas, vidinė laimė ir vidinė ramybė. Šiandieną bus tiek apie askezės. Iki.